Tai sveiki sugrįžę į mano kanalą. Ką, vėl naujas video. Tai šiandien iš tikro šiek tiek mažiau apie nekilnojamą turtą. Va, atsisėdau į savo perikūpų žinių vietą, į savo balkoną, kur sakiau, kad filmuosiu, kur smogas man už nugaros, kuris gadina mano sveikatą kiekvieną dieną. Tai viena tokia naujiena. Tai kadangi labai šviečia į ekraną ir labai viskas blizga, tai padarysiu tiesiog screen recordingą ir pasidalinsiu čia. Radau tokį Mercedesą, labai neblogą, čia vietinį, jisai yra europinis, ir jisai 21 metų, 90 000 km ridos, viską toj pamatysit arba jau matot. Ir ką, kaina 220 000, kaip visada Dubajui reikia dėrėtis. Nusidėrėjau iki 200 000 dirhamų, kas yra 54–55 000 dolerių, tai tokia kaina nusipirksiu. O gal ir ne, gal man jis nepatiks. Europinį GLS 400 dizelį formatika baltą su AMG paketu. Ir pasistengsiu parodyti jum, kaip viskas vyksta. Tai reikia pradėti čia kažką veikti, perikupauti, daryti, šiek tiek įvesti dinamikos. Dar žinau, kad atvažiavo konteineris jau su Challengeriu, tai gal šią savaitę pavyks jį ir iškrauti. Nežinau, kaip ar užsiėmė yra krovėjai ar ne, kaip viskas vyksta. Tai pirmas konteineris čia Džebel Ali, Dubajuje. Ir vešim jį į šaržą, kur ir kraunasi visi konteineriai, ir pasistengsiu jums parodyti visus procesus. Atvažiavo Challengeris, vienas 20-tukė konteinerį, 20 pėdų konteinerį, kurį telpa tik tai viena mašina, nes daugiau ką krauti Lietuvoje neturėjau, tai pakrovėm į vieną. Ir po to turim iš tikro temą tokią, kad krausim iš Amerikos į Lietuvą savo mašinas, jau esu pakrovęs, matot, oranžinės M-kės jau dalinausi, kad pakrovau link Dubajaus, tai sukrausim į Lietuvą, Lietuvoje perkrausim į Dubajų, dadėsim kitas mašinas, turim Tesla jau grįžusią, tai daug veiksmo, daug dinamikos, pasistengsiu, kad būtų įdomu. O dabar pažiūrėkim šitą Mercedesą, nuo kurio šiek tiek nutolo bešnekėdamas, tai europinis, 220 prašoma kaina, sutarė už 200 000 dolerių, 400 dizelis, formatikas, ką mes matom, kad baltas, gražus, AMG paketas, šviesų salonas, matau, kad šiek tiek yra patrinta vairuotojo sėdynė, reikės pažiūrėti, kaip ten gyvai viskas atrodo, bet kol kas man jisai labai patinka, nes yra pilnos tokios, nepasakyčiau, kad pilnos labai, bet tikrai apipilnės komplektacijos kaip europinis GLS, tai turi AMG paketą, ne, jau sakiau, turi Burmeister aparatūrą, šildomas vėdinamas sėdynės, tai manau, mūsų šeiminai būtų labai puikus automobilis ir taip pat būtų įdomu pabandyti jį perparduoti, nes kiek žiūrėjau, tikrinausi Dubizzle, čia yra puslapis, toks kaip Autopliusas, nežinau kaip pavadinti, bet jame yra visko, kaip eBay'us, gal pasakyčiau, labiau dubajietiškas. Tai jame radau būtent šitą GLS, parduoda, matau, kad mergina Valentina Aristarkhova. Tai bus rusų kilmės kažkokia, tai turbūt pamatysim viską vietoj. Tai turbūt, kad šnekėsim rusiškai. Šiaip bendravau angliškai, žinutėse sutarėm, kaip ir sakiau, už 200 000 dirhamų, nenorėjo nusileisti, sako 210, kiek galiu maksimum nusileisti, sakau, sorry, mano biudžetas 200. Jeigu tinka, parašyk. Praėjo valanda, parašėm, nu, gerai. Tai va, važiuojam šiandien susitikti, važiuoju pasimti vaikų į mokyklą ir ką, lėksim pažiūrėti Mercedeso. Tai noriu su jumis pasidalinti, iš tikrųjų nežinau, ar sutiks filmuoti. Dubajui, kaip jau žinote, ne, kad filmavimas yra toksai labai sudėtingas dalykas, labai čia mėgsta chebra privatumą ir nelabai mėgsta filmuoti. Tai jeigu nepavyks, filmuosiu kiek įmanoma su akiniais, tai todėl vaizdas šiek tiek susiaurės. Manau, nesupyksit, visgi įdomu veiksmas, tai ką, važiuojam, žiūrim, ar pavyks nupirkti GLS-ą ir kas ten iš jo yra likę. Manau, kad nauja mašina tikrai bus gera, tai pasižiūrim dizelinis GLS-as, gal parsiūsim po to jum į Europą, kam nors gal užsimanysit. Vaikučius, kaip matot, pasiėmėm iš mokyklos ir ką, lekiam į Marjan rajoną, toks pakankamai prabangus vilų kvartalas, ten kur Mercedeso savininkė. Ir ką, pažiūrėsim, padalyvausit su manim. Taip atrodo važiavimas link to rajono, matot, ne taip jau ir gražu viskas čia. Yra ir prastesnių vaizdų. Atvažiavau va į tokią vietą, žiūrėkit. Šitas Marjan rajonas, už kurio tenai yra prabangios vilos. Čia visur statybos. Ir tas statybos čia turbūt ir kelia smarkiai užterštumą ir aišku, va tokios visokios mašinos, kurios nelimituojamas irgi su užterštumu. Matau, GLS-as atvažiuoja, tai to mes jį pažiūrėsim, to pafilmuosim. Va, tolumoje, va matot, atvažiuoja GLS-as. Su vairuotoju, sakė, atvažiuos. Va, taip jisai atrodo. Pažiūrėsim, ką ten dabar mums pasiūlys. Va, taip atrodo jisai. Eisim žiūrėti, ką gero galim pamatyti.
Važiavo GLS-as. Ką, rašysim Franikui, kad patikrintų paleiviną, ar viskas taip, kaip turi būti. Ir žiūrim. Это наша машина, Ага. семейная. Ага, Она сначала была на муже оформлена, на моем, потом на мне. окей. А как она сюда приехала? Приехала доставкой. Но она европейская, да? Да. Вин хочу посмотреть. Я видел, что сидушка, да, такая? Да, она такая. Matėsi nuotraukose, kad nėra sėdynė. А как ее переписать? Я в жизни... Приезжаем в Иртей. А это надо ехать? Или... Иртей, Да, да. Ну, как у нас Иртей права. есть. Вот, местные. Ну, Есть. такие, да, все. Мы должны провести ID, потому что они вставляют ID. Окей. Shahid, if we change the ownership of the car, we need to go to Irtei or we can do it online. Online спасибо. Онлайн спасибо. Давай, спасибо. А? Va, man reikia, žinai, ką reikia vyno. Nu ką, reikia apeiti ratu. Va toks Mercedesas. O kas ratam, kodėl pavargė? Normalus. Padangas gal reikėtų jo, reikės neužilgo keistis jaučiu. Bet šiaip kėbulas labai gražus. Kėbulas labai gražus. Čia yra, čia normalu, manau. Čia yra, čia нормалу. Номера вам не нужны, да? А, вот здесь что-то. Здесь что-то. Если комплект, все есть, да? Ну, это мы все соберем, это я не знаю. Да. Прошу Шахида почистить. Сильно местные. Что, какие проблемы были? Мы особо машину возили, только мало эксплуатировали. А, У них было вот здесь, вот мы делали легкий тачап, где-то здесь. ну я вижу, Потому что здесь. Да, вот. да, вот потому что мы где-то, ну просто это при парковке, не знаю, что Мгм. это все. Так, здесь. Ладно, поднимается. Окей. Nu ką, pažiūrėsim, ar varžtai tokie patys. Dizeliukas plaksi. Varžtai atrodo, kad nesukinėti purvini. Jo, nieks nesukinėta, viskas gražu. Josipa, you gonna tell me to buy it or not? Buy it? Yeah. Okay. I thought you were gonna buy a Cybertruck? cycle. Можем проехать? Да. А вы вместе, да? Okay. You gonna go with me now? What if I run away? You wanna go? Jump. Sit in the back. Me too. Tikrinam su vaikučiais mašiną. O dabar, aišku, visokių pilna prisisekti verčiančių įspėjimų. You like it? Yeah. Yeah? It's good. It's good. Vaikai sakė, reikia pirkti. Aš jokių minusų nepastebėjau. Rida, kaip mato, 92 000. Mašina europietiška. Kol kas iš tikro minusų jokių, apart mažų tokių pabraižymų, kas yra natūralu. Dėvėtai mašina iš Amerikos, jau jūs žinot, kokių baisesnių būna. Tai šitą, aš sakyčiau, ledas palyginus. Reikia, aišku, patikrinti, ar pučia šaltus visus. Va, dama, kuri parduoda. Ir jos vairuotojas. Vairuotoją turėti čia yra normalu ir mes netgi žadam pasimti vairuotoją, nes jie kainuoja tikrai pakankamai nebrangiai. Taip. Gerai. Tai ką, sutarėm ir dėl kainos, 200 000 dirhamų, pinigėliai krito, mes susitinkam, va, stovi
GLS mes susitinkam tokiam RTA, čia kaip techninė apžiūra, registracija ir regitra. Ir eisim registruoti mašinas, eisim žiūrėti, kaip viskas atrodo tenai. Pirmas kartas, nesu nieko daręs tokio, tai labai įdomu, noriu pasidalinti. Jo, viskas kaip regitroje čia. Grįžtame praeitą. Insurance is here? Okay. Šiek tiek, va, užtrukus, pabūs, gavau patvirtinimą, kad bus va toks numeris. Viską susimokėjau, viską praėjau, atrodo. Nu ir ką, reiks dėti numerius, eit laistyti mašiną. Va, tai tie dėdės duos man numerius. Ir ką. Eisim užsidėti, važiuoti. Yeah, gonna be $1. 68903. Tai va, atvažiavom į kitą skyrių, nes padariau klaidą. Užrašė man ne tą skyrių. Tai važiavau dabar 20 km į kitą vietą ir laukiam numerio. Christopher, stop. Va, pagaliau atneša mano numerius. Thank you so much. Where is it? The card, the registration card? Aha. Yeah, Pagaliau gavau numerius. Matot, paprasti. Nesiėmiau kažkokių superinių. Ir turi dar atnešti registracijos kortelę, kur jisai neatsimena ar paėmė. Va, pagaliau grįžom. Mašinėlė stovi čia. Va, toks mersiukas, toks numeriukas. Tai nusipirkom, kaip ir sakiau, 200 000 dirhamų, 54 000 kažkur dolerių gavosi. Į Lietuvą, jeigu vežti, tai žinot, apie štuką kainuos vien konteineris ir dar muitas 10% plus PVM. Va, šiaip gražus mersiukas, viskas tvarkoja. Rodžia mane, kad yra tik sėdynė patrinta, kas yra iš tikro visai normalu. Vairuotojo sėdynė yra šiek tiek jau pasidėvėjusi, bet gamintas jisai, aš kaip suprantu, Amerikoje yra. Visi GLS, man atrodo, jeigu neklystu, yra Amerikoje gaminti, tai tokie jau reikalai. Nu va, tai džiaugsimės turbūt ir papasakosiu, kaip mums sekasi jo naudotis. Tai va, diena labai prailgo, matot, kaip atrodo, dalinausi, ne, turbūt visom istorijom čia. Tai teko pavargti, kol pasiėmėm numerius, bet ką, mokomės iš savo klaidų. Padarėm ir mes klaidų, padarė ir Hebra klaidų, nes neteisingai nurodė, kur atsiimsim numerius, tai buvo bėdų. Are you happy? Tai va, vaikams svarbu patinka, patiks ir mums. Nusipirkom Mersą, o dabar važiuojam dar pasiimti Challengerį. Tai atvyko Challengeris, vėl mes, va, taip įrėmės per Šardžos džiunglės. Matote, ne, kaip viskas atrodo, Šardžai. Jau dalinausi ne kartą. Labai baisus vaizdas. Tai va, atvažiavo Challengeris, važiuojam pažiūrėti, jau bus jį iškrovę, nes aš pavėlavau. Krovą per visus kamščius, per vaikų mokyklas. Nesuspėjau parodyti jums krovos, bet ką, tą krovą matėt jau 1000 kartų. Tai va, priartėjom prie aikštelės, einam pažiūrėsim dabar, kaip atvyko tas mano Challengeris. Va, išbėgau į aikštelę, matot kokia aikštelė, pilna amerikonų, jau dalinausi su jumis ne kartą. Ir dar kad pasidalinsiu, va, matot kokį mašinų asortimentą vežasi čia. Tai kol kas nerandu visiškai minčių ir supratimo, ką reikėtų čia vežti, nes viskas kartais atrodo brangiau, kai pradedu domėtis, pasidaro pigiau. Kaip ir aš nusipirkau Mercedesą, žymiai pigiau nei Europai, tai matau, kad yra potencialo žymiai pigiau nupirkti ir kitų mašinų. Va, tai pabandysiu pasižiūrėti, pasidomėti. O čia kol kas savo Challengerio nematau. Matau tik tai, kad konteineris, va, geltonas MSI atvykęs. O kur Challengeris, einam ieškoti. Blaškiausi po aikštelę ir žiūrėkit, ką aš suradau. Va, tai toks Dodge Challengeris pagaliau atvyko. Atsimenate, ne? Jo trūkumėlis, nu nieko, čia kažkaip gal sustumsim tą. Va, čia yra trūkumas. Va, kad vis jisai šoks, aš jį dėjau, niekaip nesudėjau. Va. Tai pagaliau atvyko Challengeris, ką bandysiu aš jums, Hebra, parodyti, kaip man sekasi jį čia užsiregistruoti, kokie procesai turi būti atlikti čia Dubajuje, norint jį įsivežti. Va.
kokie gražūs lipdukai likę. Ką? Va, ir bandysim kažkaip su jo išlėkti gatves. Papasakosiu, kiek sumokėjau muitą, kiek kas kainuoja, va čia šitą aikštelę matot. Joje viskas įsikrauna, kai atvyksta. Rodžiau, ne, kad konteineris mano stovėjo 200 iš Klaipėdos. Raktai jos turbūt pas Hebra čia. Šitas neužsirakina. Jo, užrakinta mašina. O daug pažeidimų nepastebėjau. Va, apart, matau, kad nuzulino ratus. Jaučiu čia jau. Šitie ne patys protingiausi žmonės tai padarė, nes jiem, kaip matėt, pamastyti kartais pritrūksta noro, nes ir čia žiūriu, va, irgi ratas pabrozdintas. To nebuvo. Nebent reikia dar autoverslo sandėlių užsiprašyti nuotraukų, bet matau, kad va, nuzulino ratus. O daugiau, kaip ir nieko baisaus tokio nepastebėjau. Va. Tai ką, einu į vidų. O, čia dar žiūrėkit, kaip baisiai. Ajajai. Reikės vežti, rodyti, dažyti, tiesinti. Nu, tiesinti gal nereikės, padažinėti reikės. Tai va, kiekvienam žingsnį vis kažkokių įbrėžimų. Nu, nieko nepadarysi, mašina keliauja per pusę pasaulio, tenka su to susitaikyti. O ką, einam pasižiūrėti, kokių dokumentų reikia pasimti, ką reikia susimokėti ir po to pasidalinsiu su jumis būtinai, kaip. Iš aikštelės dabar Hebra sugrįžkim į vietą, iš kur mes pradėjom šitą video, tai Perikūpų naujienų studija. Va, tai savaitėlė buvo sudėtinga, sunki, intensyvi ir dinamiška, matėt. Nusipirkau ir mašiną, ir pasivariau kitą Dodge Challengerį. Atvažiavo mano naujasis darbininkas, kurį noriu dabar apmokinsiu visą savaitę, kuris padės su visa informacija talpinama bidauto, kad viskas vyktų dar greičiau, beveik momentaliai. Stengiamės, aš toks labai reiklus esu visiems savo procesam, kuriuos aš atlieku ir visada stengiuosi, labai noriu padaryti taip, kad viskas būtų momentaliai, staigiai, aiškiai. Tai developinsim dar tokius dalykus kaip mobilus appsas, nes daug kas, matau, naudojatės mobiliais telefonais, kas mano supratimu yra labai sudėtinga. Pavyzdžiui, aš nesugebu niekaip, nei aukcionė naudotis mobilių telefonų, nei shippingų, nieko. Man taip sudėtinga ten viskas, kai reikia su tuo pirštu vedžioti, ten kopijuoti, viskas ant kompiuterio 5 kart greičiau. Todėl mes viską investavom pradžiai, kad ir patiems būtų nepaprasčiau administruoti viską, kompiuterinę versiją, tai reikės sugrįžti prie mobiliosios. Iš tikrųjų dirba. Aš galvoju, kad kitą savaitę atsinaujins dizainas puslapio, norim atnaujinti šiek tiek dizainą, nes ir man pačiam atsibodo, jeigu atvirai sakant, ir nosiu spalvų visai kitokių. Va, prie aukcionų sugrįžkim, kad pirkot žiauriai daug. Šitą savaitę buvo labai galinga, labai gera, labai patiko. Ačiū jum. Ir mes su Franiku irgi nemažai prisidėjom prie tų pirkinių, pripirkom. Ir netgi šią naktį, šeštadienį, sekmadienį, nupirkom 4 automobilius, kurie yra 19 metų. Challengeris labai neblogas, priekius veikų, BMW 5, kaip visada, F10 535, tai čia klasikų klasika. Turim po to Jeep Grand Cherokee Altitude, tai retesnė komplektacija, ypatingesnis toks džipas. Ir yra kažkoks dar 4 automobilis, kurio aš neatsimenu, bet jis dar neparduotas. Aš tik tai sukėliau jos istorijos, kai dabar filmuoju. BMW X6, 12 metų, 5.0 indeksu, irgi labai įdomus, už labai pigiai nupirktas. Tai va, taip mes labai pigiai stengiamės nupirkti variantus, pasiūlyti jums, padėti žmonėms įsigyti kuo pigiau automobilius. Graibėme tos variantus, kurios galbūt kas nors nepastebėjo, dar kažką, kur mes pamatėm, nes labai nuodugniai viską išieškom kiekvieną dieną. Dalyvaujam tiek dieniniam, tiek naktiniam aukcione. Ir jau, kaip žinote, parduodam su labai minimalia marža, tam, kad, kaip sakant, plėsti akiratį, plėsti ryčą ir padėti jums kuo pigiau įsigyti mašiną iš Amerikos ir, kaip sakant, kuo labiau minimalizuoti riziką. Nes, pavyzdžiui, pirkdami iš mūsų, jau jums nereikia pergyventi, kad prastovas ar dar kažkas, jau mašinos, jau jos pakeliui, viskas. Va, tik tai tiek, aišku, kad mes irgi kažkiek minimaliai norime uždirbti ir tai, ką mes nuperkam, nebūtinai patinka jums. Todėl kartais tenka jums patiems išsirinkti, o išsirinkti buvo, pasirinkimų šią savaitę buvo daug. Tai prieisiu prie statistikos, kad bidinote 133 unitus, ta prasme, skirtingų slotų 133 buvo bidinti. Čia per bidauto, vien tik tai dar nežinau kiek rašo, labai daug iš tikrųjų mums vis dar rašo per žinutės žmonės, kad ir nusiperka planą, bet rašo mums tiesiogiai per telegramą asmeniškai man ar Franikui, kad pabidintume. Tai čia vien tik tai per bidauto 133 skirtingi lotai buvo bidinami. Toliau, ką mes galim pasakyti, kad užsiregistravo nauji 63 vartotojai, tai yra pilnai užsiregistravę, tai labai malonu, kad kas
savaitę prisijungė nemažai gan vartotojų, jau nuo pat pradžių turime 3,5 beveik tūkstančio vartotojų, kurie seka mūsų puslapį, kurie seka mūsų naujienas, kurie domisi, ką mes veikiam, tai super, faina, manau, jums tai padeda suprasti daugiau apie šitą verslą, nes ir aš pats stengiuosi kuo daugiau papasakoti ir visada, kaip sakau, nepamirškit sekti Instagramo, nes būtent tie automobiliai, kuriuos mes nuperkam, visada yra talpinami į Instagramo stories, taip pat ir Facebook'e, aišku. Ir eidamas prie tos temos dar prieliesiu kitą temą, kad developiname šiuo metu aukcioną, sugrąžinome e-shopą, kad rastumėte visada vienu metu visas parduodamas mašinas, pavyzdžiui, story dingsta, bet tenai viskas informacija lieka, tai jūs tenai galite pasižiūrėti. O aukcioną nutarėme daryti dėl to, kad užbalsavot jūs Instagrame, kad jo reiktų, tai padarysim tokią funkciją, kad ir mūsų klientai, kurie įsigijo per mūsų automobilius, kai grįžo auto verslą, pavyzdžiui, jie turės galimybę išstatyti automobilį į aukcioną ir parduoti aukciono būdu jau Lietuvoje. Aišku, jeigu kaina tenkins uždėti kažkokią rezervą, o bidinti galės tik tai tie klientai, kurie turi planą ir yra palikę šitą numečiau kameras, ir yra palikę užstatą. Tai yra palikę tą $1000 užstatą, kuris padengtų baudą, tai bauda mūsų aukcione bus lygiai ta pati $1000. Tai dalyvauti galės tik tai tvirtai nusprendę ir kainos yra visos galutinės. Laimėtų automobilį turite atsiskaityti per 3 dienas arba automobilis nuplaukia ir išstatom į aukcioną iš naujo. Tai va, tokios pačios taisyklės kaip ir Amerikos aukcione, tiesiog automobilis bus jau Lietuvoje, autoversle, važiavot, pasiemat, išvažiavot. Tai va, manau, patiks šitą funkciją. Iš tikrųjų, tokių mašinų, kurios grįžta neparduotas, dėl kurių aš noriu daryti aukcioną, yra labai mažai. Dabar turim tik tai dvi, tai Audi Q7 ir BMW 5, kurios jau dalinausi, 535 dizelis ir Audi Q7, jos sukasi visada storiuose. Bet vis tiek norime sukurti tokį įrankį, jisai kainuos nepigiai, todėl iš vartotojų visada imsim administravimo mokestį, jeigu jūs norėsite pristatyti mašiną aukcione. Va, tai tokios naujienos, kaip visada, dominuojanti, grįžtam prie statistikos, dominuojanti markė į paieškose buvo BMW su 12 000 kartų ieškotas automobilis, Audi 6400 kartų ir Mercedes-Benz buvo ieškotas 4000 kartų. Tai va, tokie yra populiariausi, vokiška markė dominuoja pas mus Bidauto puslapyje ir dar galiu pasakyti, kad pats populiariausias modelis buvo BMW Troikutė, o labai nedaug atsilieka nuo jos, tik tai 100 paieškų atsilieka BMW 5, tai jaučiu spėjau tas pats F10. Va, tai nupirko daug, pripirko daug, labai faina iš tikro, kad veiksmas vyksta, nestojo, tik tai auga, daugėja patenkintų klientų, yra aišku kažkokių tai nuoskaudų, kai automobiliai grįžta ne be taitlo, dabar turim tik tai per visą savaitę vienas automobilis grįžo be taitlo, bet jisai yra pasirodo aukcione. Tai viskas ok, situacija šitą lengvai suvaldoma, atsiūs FedExas, pakrausim. Tik tai tiek, kad aišku, vėl atsimeta FedExas, kol suvaikšto, kol kas atsimeta kokią savaitę, 2, tai pavadinkim, nes jos nededa iš karto krovą, jie numeta iš šoną, ta prasme, tą mašiną net nekrauna, nededa į planus, tik tai kai gauna taitlą, tada viską formuoja. Va, Savana turėtų krautis vasario 13 dieną dabar palei planus, New Yorkas krausis kitą savaitę. Tai turėtų daug labai mašinų pasikrauti. Ir New York'e, mačiau, turim 8 konteinerius sudėtus, tai nemažai išvyksta. Labai New Yorkas stabiliai yra pradėjęs krauti kiekvieną savaitę. Kiekvieną savaitę 5, 8, 11 konteinerių, va taip pakraunam. Savanoje taip kas 2 savaitės, sakyčiau, bet pakraunam tokiais dideliais kiekiais ir Miamis iš vis labai smarkiai atsilieka, tai bandom kažkaip atgaivinti, bet labai sunkiai sukasi uostas Miamyje, todėl mes jo šiek tiek, jeigu turbūt pastebėjot, lapkritį gruodį vengėme, nes buvo labai mažai konteinerių ir, pavyzdžiui, turėjom vieną komplektuką Miamy, kol jį pakrojo praėjo mėnesis. Vien tik tai jau viskas buvo gatava, bet mėnesis, kol mes jį tik tai išsiuntėm. Va, tokios naujienos, nežinau, ką dar galiu papasakoti. Apie Challengerį. Challengeris bus tęsinys kitoje serijoje, tai gaila neturiu daug kontento su juo, nes kaip ir minėjau, turiu prabangą tą, kad mokėjau aš savo vairuotojui, kaip ir sakiau, biškį pakėliau $200, jisai laksto ten dabar po visas inspekcijas, daužtam automobiliui iš Amerikos reikalinga praeiti čia inspekciją, kur tikrina kėbulo geometriją, ratų geometriją, jie tikrina, pasirodo žymiai smarkiau negu Lietuvoje. Va, ir esu užstrigęs būtent su geometrija, dabar išardė automobilio visą galą, sako, blogai sutvarkyta. Šiaip netaip įtikinam, kad viskas ten gerai su kėbulu, bet dabar prisikniso, sako, tikrai yra blogai su galinė važiuoklė, kurią iš tikrųjų keitė, atsimenu, ir kiek atsimenu, aš liktai pirkau visą naują važiuoklę, bet sako, kad kažkas sulenkta, kažkas nesueina, tai dabar išardė dar ir turėjo nuimti išmetimo visą sistemą tam, kad expausintų
nežinau kaip čia pasakyti, išryškintų, išaiškintų važiuoklę ir dabar žiūrės, ją matos, darys kažkokius tai darbus prie jos, bet žodžiu, Challengerį remontuoju antrą kartą dabar jau, tai nieko nepadarysi, tokia ta jo istorija, jis toks labai nelaimingas kažkoks jis man. Dar vienas dalykas yra tas, jo, kad labai jau jaučiu tą priešiškumą ir čia netgi Dubajui savo veiklai, ta prasme, nes Challengeris atėjo pas lietuvių kompaniją, kaip ir matėte, ne, ir labai jau viskas jau taip paslaptingai vyksta ir tiek man nenorima duoti, kaip sakant, laisvės. Ten pirmas dalykas, kas buvo, tai sako, tu čia negalima filmuoti, nors net nesakiau, kad aš kažką filmuosiu, ne, tai pirmas dalykas, ką uždarė. Šiaip labai keista, kaip savi lietuviai nesistengia daryti kažkokio tai komandinio darbo tam, kad aš manau, kad aš su savo ryčiu, su savo klientais, su savo, nežinau, klientų baze, ne, su savo žmonių, kurie yra suinteresuoti mano rodomo kontentų ir sklaida, tikrai galėčiau padaryti naudos ne kiekvienam, tai yra savo sutiktam kolegai, bet, va, matot, nenori, galvoja, kad tik tai pakenks, tai va, labai keisti tokie dalykai, nors aš visada atviras kooperacijai, bet, va, kiti galvoja, blemba, čia va šitoje vietoje pakenksim, tai gal jisai uždus, aš jau čia yra tokia situacija, bet ne, mes jau pripratę prie šitos kovos, tai jeigu jau labai supyksiu, turbūt matysit istoriją, kaip pat atsidarinėjo iškrovimo aikštelę čia Dubajuje, o kaip tai padaryti jau iš tikro yra ir projekciją turiu, nes yra žmonės, kurie norėtų tą padaryti, irgi Šardžiui, irgi sakė, pas mus galėtų viską filmuoti, ką nori daryti, vežk, sako, nors ir visą televizijos komandą. Tai žiūrėsim, kaip čia bus, nes iš tikrųjų su Dubaju kol kas labai daug vilčių nededu, labai man stringa tokie dalykai kaip pavadinti dabar neprofesionalumas žmonių, o gal pavadinsiu, kad labai yra stiprus neprofesionalumas žmonių. Tai labai sunku rasti darbuotojų, kurie atliks užduotis taip, kaip pasakyta. Ir tai labai stabdo mane, nes uždarbiai yra čia labai minimalus, o atsakomybės, kurias gali pridirbti tie būtent neprofesionalai, yra gan didelės ir po to gali tekti, kaip aš mėgstu sakyti, 500 uždirbti ir 1000 atiduoti. Tai va, ar verta tai daryti, nežinau, tai va, kol kas dar neskubu startuoti smarkiai su visais tais aikštelio atidarimais ar ten vežimais ar dar kažkas. Ir daugiau kol kas idėjų matau, pavyzdžiui, perkant parduodančią vietą, nes, vat, kaip matot, Mercedesą nusidėrėjau labai smarkiai, pavyzdžiui, Mercedesą nusipirkau už 200 000 dirhamų, dabar normalus toks skelbimuose, ne amerikietis, kad būtų europinis, jis kainuoja 280 000, tai yra 80 000 skirtumas, aišku, nuo 280 irgi galite nuderėti turbūt iki 260, bet vis tiek skirtumas žiauriai didelis ir manau, kad gal reikės su jumis pabandyti tokį dinamišką veiksmą atlikti, ne papirkalioti, pažiūrėti, pasėdėti skelbimuose, pasiūlyti nesąmoningų kainų ir pabandyti kažką nupirkti. Va. Ir ką, nu manau, tiek žinių, ką reikia dabar kraustytis į Klaipėdą, po to žiūrėti, ką ten New Yorkas turi parodyti ir mėgautis tuo, ką aš jums šiandien parašiau, parodyti video. Tai va, žiūrim, ką turim Klaipėdą, sakau, kaip visada, tiesiog informacinio video, tam, kad pamatytumėte, ne, kaip viskas atrodo ir kad suprastumėt, kaip vyksta procesai, va, neduoda man ramybės, matot, net sekmadienį. Va, tai ką, jungiame video ir žiūrim. O dabar jau sugrįžkime į Klaipėdą, chebra, tai būtent iš čia, iš autoverslo sandėlio, chebra ir išsiuntė mano Challengerį, pririšo, pritvirtino, užrakino konteinerio duris ir išsiuntė man į mūsų arabų pasaulį, į Dubajų. Va, o mes dabar pažiūrėsime, kaip atėjo konteineris iš Amerikos, kaip atėjo konteineris iš Savanos, va, 4 mašiniukai jame, BMW 4, kaip visada, pilnas konteineris BMW-kų, yra aišku vienas amerikietiškas modelis, bet matom, kad dominuoja pas mus BMW smarkiai, kaip ir pasakojau žiniuose, ne mūsų, tai kad BMW ir ieškomas, ir perkomas, ir žiūrimas labiausiai. Va, tai taip atrodo konteineris pakrautas, to chebra čiups techniką ir pasileisi darbus. Va, tai pasileidžia plaukus, ištraukia BMW 4, aišku, traška čia platforma, nepergyvenkit, heiteriai. Va, ta platforma jau žymioja jau tą verslą, kurį labai daug traškesių išleidžia. Va, taip atrodo BMW 4, kurį klientas įsigijo insurance aukcione. Tai visas konteineris šitas bus vien tik tai iš mašinų, kurios buvo įsigytos insurance aukcione. Man irgi labiausiai patinka šitas aukcionas, nes ten labai eina lengvai atskirti paieškoje, kaip pirkti tik tai iš draudiminių kompanijų ir kažkaip, nežinau, man pats
interfejsas, jisai pats įdomesnis, pats priimtinesnis. Kažkaip Copartas naudojamės, Coparte dirbom, bet pats asmeniškai tiesiog labiau mėgstu šitą aukcioną. Va, BMW X4, irgi esu nupirkęs jų nemažai, irgi pirktas insurance aukcione, atvežtas iš Atlantos į Savaną, iš Savanos čia į Klaipėdą. Va. Ir dabar jau matot, kaip jį iškrovė, priekis daužtas. Šito nežinau, bijau sumeluoti, ar aš pirkau, ar klientas pats įsirinko, bet tokių turėjau labai nemažai, kurių aš pats nupirkau ir pardaviau per savo stories, kaip visada žinote, ne? T-Autologistics, užeinat Facebook'e, bidauto.online arba T-Autologistics Instagrame ir pamatysit mano profilį, kurį tikrai atskirsit iš visų kitų su mano veidu ant logotipo, tai tikrai suprasit, kad pataikė ten. Va, tai Dodge Challengeris raudonas irgi atvyko jis pas mus iš Fort Myerso. Iš Floridos. Fort Myersas man labai gerai pažįstamas miestas. Ten netolies aš turiu ir žemės sklypą, kuriame žadėjau statyti namą, bet kol gyvenu Dubajuje, kažkaip pastatyto namą nelabai noris. Tai žiūrėsim, kas bus ateityje, ar parduosim sklypą ar ne, bet Challengerį parvežiau. Challengerį 16 metų, pirktas insurance Fort Myersas. Ir 7-tukas BMW, 750, 13 metų. Šiaip panašu į mano pirkinius, bet Clearwater manau, kad gali būti, kad kažkoks skenduolis. Ir aš skenduolių pats neperku. Kažkaip aš nepasitikiu tais skenduoliais, nenoriu žmonėm užkrauti tokio rebuso ir tokios avantūros, tai dažniausiai perkam mes su Franiku daužtas. Labai mėgstam tas daužtas, kurios užsiveda ir siūlom žmonėm kaip visada storiuose. Ne, šitas atsimenu, kad ne mano, šitas yra kliento ir va klientas nusipirko, mes jam parvežėm. Ir lėkim dabar į New Yorką, kur va, noriu parodyti jum, kokią techniką turi aikštelė, va turi jie tokį patį kalmarą kaip ir uostai turi. Tai tas kalmaras labai padeda sutaupyti laiko ir padėti organizuoti krovą kuo efektyviau, nes galima va susisandėliuoti pakrautus jau konteinerius pas save aikštelį ir kai atsidaro laivas, išvežti juos labai staigiai. Tai leidžia atsivežti kuo daugiau konteinerių, kai tik tai atsidaro uostas ir tai leidžia kuo daugiau konteinerių pristatyti. Va. Tai tokie smulkmeniški dalykai, kurie kainuoja iš tikrųjų labai nesmulkmeniškus pinigus, šitas aparatas virš $500 milijonų, jeigu neklystu, bet jie vat padeda atlikti šitos darbus, kuriuos matote, greičiau, efektyviau. Va taip atrodo New Yorko sandėlys, atsimenat, dar tik tai statė tą stogą, o dabar jau viskas sutvarkyta, va paralingoja mašinos, kurios krausis irgi, jeigu neklystu, jas krauna irgi Gruziją, krauna į Džebel Ali šitas sandėlys ir aš esu vienintelis, kuriam krauna čia į Klaipėdą. Tai labai smagu, kad nėra jokių lietuviškų kolegų, nes nėra ir dramų, kaip jūs žinot. Va, tokie, va, matot konteineriai ir turim, va, matot, žiūrėkit, gražų labai Aston Martiną jau pakrautą. Tai va taip vyksta veiksmas, o dabar ką, keliaujam prie mūsų pirkinių, kuriuos jūs nupirko. Tai šitą Dodge Durango klientas įsigijo Copart aukcione, va, matot, priekis muštas, va taip apklijuotas. Va, bet nesakyčiau, kad labai kažkoks tai baisus mušimas. Klientas pats įsirinko, pats nusipirko, jau mes čia nesikišam. Jisai nustatė bidą ir ką, mes tik tai perkam. Va, tai toks Dodge Durango, jisai jau yra suruoštas į krovą. Matot, yra dar gyvybės, atsidaro bagažinė. Bagažiniai mes turim kažkokių tai detalių. Granatą. Pusašis bus jau nuėjęs, nes granatą mėtosi. Va, tai matot, yra 7 vietos, viskas kaip ir elektronika veikia, automobilis kaip ir gyvas, tik tai nežinau, ar pavyks jį užvesti, tai to pabandysim tą padaryti. Priekis ten nėra, kad labai būtų smarkiai muštas, va, taip atrodo galas. Salonas iš tikrųjų kaip naujas. Va. Nežinau, kom žmonėm yra įstrigęs tas Durango, bet susidomėjimas jais kiekvieną mėnesį vis kyla ir perka jų kuo toliau, tuo daugiau. Va, mano draugas dar Klaipėdoje, pasigirsiu, pareklamuosiu, tvarko ir begus ir sakė, kad sutvarkyti va tokį Durango kainuoja 670 eurų. Taip, mes turim 2 parduodamus Durango, jos galite pasižiūrėti mūsų e-shop'e. Taip pat jie karts nuo karto sukosi ir Instagramo storiese. Va, matot, antras iš eilės Durango. Va, tai jisai yra 16 metų pas mus. Irgi, va, nupirktas aukcione su nedėliais pažeidimas. Aukcionas, matot, Copartas. Atsivežėmės jį į New Yorką. Ir dabar jau jį krausim irgi į Klaipėdą. Esam sudėję. Tai va, tokie reikalai pas mus New York'e. Mašinos važiuoja, mašinos kraunasi ir va, yra ką parodyti. Iš tikro ilgainiui galvojam, gal būtų įdomu su kolega jum padaryti asmeniškai tokią video apžiūrą,
žymiai nuodugnesnė, kur galėtų kolega atsinešti boosterį, pabandyti užvesti, padaryti kažką, ko jūs paprašysite ir už tai paprašyti jūsų atlygio, kad tam, kad skirtumėm jūsų mašinai kažkokio tai dėmesio, mes paprašysim atlygio, tarkim, $100 už mašiną ir padarom pilną ten kokių 5 minučių video, pažiūrim kažkokius tai taškus, kurie jum yra labai svarbus, ten pažiūrėti, darykit kapotą, pažiūrėkit, ar tas nenulūžė, ar tas nesulūžė, pabandykit užvesti ir taip toliau, ir taip toliau. Va, tai dar ką noriu pasakyti, turim 16 metų Porsche Cayenne, va tokį, jeigu neklysiu, jisai yra į hybrid, tai turės jisai krautis atskirai su hazmatiniu konteineriu. Va, tai visada hazmatiniai šitie užtrunka ilgiau, nes turi susigrupuoti, turi susirinkti komplektukas, antrai bus žiauriai brangu pakrauti vieną hazmatinį ir 3, pavyzdžiui, ne hazmatinės, tai tas klientas turės smarkiai permokėti, todėl visada stengiamės pagrupuoti, šiek tiek pakentėti, palaukti, kad atsirastų kuo daugiau mašinų kartu pakeliui. Tai šitą mašiną, jeigu neklysiu, klientas sumokėjo apie $6,500. Tikrai, jeigu nesuklysiu, iš karto atsiprašau, jeigu klystu, bet manęs atmintis neapleidžia, tai buvo tiek sumokėta, matot, šovės vairo ir begas kelienų, tai spėju, Porsche jau tikrai nebeužsives, nes jiem kaip ir BMW, kaip ir Audi visada iššauna klemą, va girdit, liečiasi sparnas į duris, va, čia matosi jau, sulankstyta, kaip paėjo ir sparnas suvarytas, ratas gavęs, išmuštas, va matot, bumperį reiks keist, lempa, kapota, bet ten daug reikalų nėra aplinky, tai manau, kad nieko tokio baisaus ten ir nebus. Va, sekantis modeliukas labai gražus, norėjau, sakiau, būtinai nufilmuok, parodyk, labai gražus X3 M paketinis, man atrodo, jeigu nesuklysiu, klientas pats jį išsirinko, tai čia iš pavyzdžių, kaip atrodo idealus X3, kuris tikrai kainuos brangiau, nes kaip matot, jisai pakrautas yra labai rimtai. Jisai yra baltas, M paketas, 17 metų, faceliftas, tai už jį klientas atidavė, jeigu nesuklysiu, kažką apie $3,5–4 tūkstančius. Va, dar aišku parvežimai, dar aišku remontai, pabraižymai visi rodomi, va matot. Tai susidėjo suma, bet mašina tikrai išskirtinė ir ne kiekviena tokia yra rinkoje, kad būtų baltas, M paketas, juodas salonas, juodas lubos. Tikras BMW, kuris atitinka visus BMW reikalavimus. Va. Tai taip atrodo jo mušimas, matot, yra gavęs į duris, biški duris yra atšokusios, netgi viršus pasikreipęs. Va. Taip atrodo saloniukas, durų apmušimą jau matėt, vairiukas žiauriai geras, privalomas atributas, sport dėžė matėt. Va, jisai dabar neatsimenu, kokio indekso yra, nepastebėjau, neatsimenu, bet spėju, kad bus jisai 3,5. Dažniausiai pilnai pakrauti būna 3,5 indekso. Tai va, tokį BMW, kaip ir sakiau, labai pasisekė nupirkti ir vežam mes jau namo jį. Nu ir ką, einam dar prie Volvo pažiūrėsim. Volvo XC60, kada jis buvęs bestselleris, dabar kažkaip jo susidomėjimai yra nukritę, bet vieną kitą į krepšelį vis įsimeta. Mes ją, tai jinai, jeigu nesuklysiu, pas mus atvažiavo dabar, palaukit, iš Koparto jo ir iš kur mes ją tiksliai vežėm. Aš net neatsimenu, Volvo XC60, bandau atrasti dabar prieš akis, bet niekur nematau, 16 metų, va tokio smūgių į galą, tikrai nieko čia baisaus nėra, nematau, kad čia būtų kažkokios tai didelės problemos. Salonas, klasika, juodas, Europai pats geriausias, visada sakiau, kad visada geriau pirkti juodą saloną, nes Volvo šviesų salonus tai labai baisiai kažkaip jie susidėvė smarkiai. 2016 metų pirkta Pittsburghe, Koparte, sumokėta, jeigu nesuklysiu, kažkas apie 2,7–2,6 žalių ir ką, dabar jau Niujorke, krausis į Klaipėdą, tai tiek žinių iš Niujorko, hebra, ką, susimatom kitą savaitę.